Organizuodamas Svogūnų akciją, Vilniaus tarybos narys, buvęs vicemeras Algirdas Paleckis jau 5. dieną dirbo savivaldybės įmonės Vilniaus kapitalinė statyba direktoriaus padėjėju. Galbūt pusvalandžio anksčiau išėjau iš darbo ir galbūt ten keliolika minučių vėliau grįžau. Bet tai buvo iš esmės pietų pertraukos metu. O tai jūsų vadovas dėl to jums neišreiškė pretenzijų? Išreiškė ir aš atsiprašiau, kad aš dėl to pusvalandžio jo neįspėjau. Vilniaus kapitalinėje statyboje Paleckis įsidarbino už 2000 litų be konkurso po to, kai jo įkurta frakcija taryboje parėmė valdančiuosius tvarkiečius. Įmonei vadovauja šios partijos narys Modestas Valacka. Reikėjo kažkur tai vis tiek dirbti, kadangi partijoje pusę etatų dirbdamas aš negaliu išlaikyti šeimos. Todėl reikėjo rasti darbą ir tiesiog radau. Kaip tiesiog radote? Na taip, tiesiog radom, ieškojau ir radau. Aš kažkiek tai laiko ieškojau, jisai pasiprašė, pakviečiau, atėjo, pabendravom, sprendžiau ir priėmėm į darbą ir viskas. Tikrai nepolitizuojame šitas vietas. Paleckis teigia, kad daugiausiai rūpinasi bendrovės investiciniais projektais. Tarybos narys posėdžiuose neturi teisės balsuoti ir svarstyti nei taryboje, nei komitetuose klausimų, kurie susiję su jo privačiais interesais arba su jo darbu, sakykime, būtent tokiais atvejais savivaldybės įmonėse, bendrovėse ir panašiai. Tokiu atveju, tarybos nariai privalo nusišalinti. Nešam, kol jie nesupuvo, nes kai jie supus, jie bjauriai smirda. Nei Paleckis, nei Vilniaus meras interesų konflikto neižvelgia. Gerbiamas Paleckis, žinomas politikas, dirba padėjėjų padėti valstybės institucijose, ministerijose, Seime, padėti spręsti miesto problemas, finansavimo problemas, biudžeto problemas. Tai kas čia yra blogai? Be Paleckio savivaldybės įmonėje Vilniaus kapitalinė statyba dirba dar vienas tarybos narys. Stanislovas Šriubėnas yra direktoriaus pirmasis pavaduotojas. Agnė Vederytė, Valius Nikolenka, LNK žinios, Vilnius.